Lietuva paskelbta tarybinė respublika. Priimta ir pasirašyta deklaracija apie Lietuvos įstojimą į Tarybų sąjungos sudėtį. Seimo atstovų sprendimui pritarė visa Lietuva. Ir čia, prie teatro rūmų, ir už 100 kilometrų. Lietuvos tarybų socialistinės respublikos piliečiai. Vienam iš daugelį eilėraščių buvo pasakyta, kad išeinam saulės parnešti. Dabar, išvykdami į šią kelionę, mes, Lietuvos liaudies Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai saulės, naujajai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Tegyvuoja didžioji tautų draugystė, tegyvuoja Lietuva, didžiosios Sovietų sąjungos šeimos narys, tegyvuoja didysis tautų vadas Stalinas. Timi žvelgė į tarybų šalies sostinę. Ir dabar jį kaip gera motina šiltai sutiko Nemuno šalies pasiuntinius. Tūkstantis 940 rugpjūčio 3 į senuosius Kremliaus rūmus įžengė Lietuvos Seimo atstovai. Lenino šalies aukščiausiosios tarybos deputatai drauge su mumis sprendė tolimesnį Lietuvos likimą. Iš laikino Respublikos prezidento Justo Paleckio lūpų išgirdo, kokia sunki buvo lietuvių tautos praeitis. Baudžiava, carizmo priespauda, fašistinės diktatūros naktys. Bet partijos vedama, liaudis kovojo ir nugalėjo, kad būti su tais, kurių idealai visų darbo žmonių svajonė. Kremliaus skliautais nuaidėjo lietuviškas poetinis Salomėjos Nėries žodis. Skambėjo lakštingala. Kovotojų kelias, ten žadina žygiui, laimėjimui kelią. Laisвости старейгу войкут. И вот земля заговорила разливом мощных голосов. Бурлит в них молодость и сила, ломая прошлого засов. Из республикos ir jau mūsų visos bendros sąjungos piliečiai. Tai vėliava, Lenino, Stalino vėliava.